žodis sako, tas randa. Amen. Kas beldžiasi, tam atidaroma. Kas ieško, tas randa. Kas beldžiasi, tam atidaroma. Amen. Tik turbūt bažnyčiai durys atvirus, bet visur reikia iš tikrųjų belstis. Ir jeigu jų nesibelsim, net nežinos, kas ten už durų. Todėl ieškantiems Dievas visada duoda. Ir beldžiantiems visada atidaro. Šalom visi, kas jungiatės online. Ir ramybė jums nuo Dievo ir jums visiems čia, Jėzaus vardu. Ir Dievo pažadas, kad jūs būsit ramybėj ir vaikščiosit visus ramybėj, kad ir kas be nutiktų, nors aplinkui chaosas, vidinė ramybė, žmogus Dievo turi jausti nuolatos. Amen. Tai yra Dievo dovana. Ir ta ramybė, jinai tęsiasi, kada mes vaikštom šventųjų dvasiai, kada turim pilną pasitikėjimą Dievu, kaip Dovydo giesmėj, kurią dainuojam, nesvarbu, jeigu net karas stos prieš mane, jeigu visa armija sustos prieš mane, aš net nesudrebėsiu, nes tiksliai tikrai žinau, kad Dievas su manimi. Ar turit, mylėjai, tokį tikėjimą, kad ir kas be nutiktų, kad tas pats baisiausias jau karas prieš tave, tavo armija, tave nori jau viskas nušauti, bet tu turi tokį tvirtą tikėjimą, net nesudrebi širdį, nes Dievas su manim. Aš tikiu, Dievas nori išugdyti mumise tokį tikėjimą. Ne veltui, kada Jėzus sakė, nors mažyti tikėjimą turėsit kaip garstyčios grūdelį, galėsit judinti kalnus, pasakinėti, jie trauksis ir jie šokinės iš vienos vietos ir kitą. Tas grūdelis simbolizuoja augantį tikėjimą, nes iš grūdelio garstyčios išauga gana nemažas medis, kuris netgi kuriame, sako, paukščiai lizdus susuka. Iš tokio mažo išauga didelis. Ir aš tikiu, kada mes turim pradžiai mažyti tikėjimą, jis yra augantis. Galim pasakyti amen. Yra dar tokia ypatinga dovana, kad dovana yra tikėjimas. Kai kam Dievas yra davęs dovana, kur yra ypatingas tikėjimas. Ten tikėjimas tiesiog žmogus jį turi ir tai yra dovana. Tai yra ačiū Dievui už tą dovaną, amen. Ir šiandien, mėlyjei, turiu iš tikrųjų paraginimą kalbėti apie Dievo pažadus. Aš dalinausi pradžiai čia susirinkus, kad pasikartosiu šiek tiek, nes tie, kurie online jungsitės ir žiūrėsite, peržiūrėsite šitą video ar Facebook ir YouTube, visgi šitas žodis atėjo man paprašius Dievo, paklausius Dieve, Tėve, ką tu nori, kad aš kalbėčiau? Ką tu nori kalbėti žmonėm? Būtent artimiausių metų aš turiu omeny. Ir iš karto atsakymas kalbėti mano pažadus. Ir taip pat noriu pasidalinti su tais, kurie žiūrit online, kad klausimas buvo, kuris vėrė man širdį, ką daryti su tai žmonėmis, kurie dar Egipte vergauja. Nors Dievas principė juos išvedė jau, bet jie tiesiog viena koja dar ten kažkas tenais palikta. Aš labai nekenčiu velnio, galiu taip įsireikšti, gal negražus tas žodis, aš pykstu ant jo. Aš turiu labai didelį pyktį ant jo. Nes aš matau, kaip jisai darko žmonės. Aš matau, kaip jisai sugeba apvogti žmogų. Ne tik finansinė prasme, ne tik turtus fizinius, bet šeimą, ramybę, santuokas, vaikus nuo tėvų, bendravimą, santykius, palaiminimus, gerovę, meilę, viską, ką įmanoma. Nes jis vagis parašyta, melagis ir galvažudys. Velnias palaiminimų neatneša ir gyvenimų neatneša. Jo tikslas viską padaryti, kad iš žmogaus padaryti nebe žmogų, kad visi aplinkiniai jo nekestų. Aš noriu, mėlyjei, kad supras, kada jūs žiūrite žmogų ir jaučiat neapykantą jam, jūs turite atskirti, kas jame yra. Tas, kas jame yra, sukelia jį tokį padaro. Mes turim nekesti to, kuris taip daro, bet ne žmogaus. Nes daugelį atvejų Jėzus, kada išvarinėjo demonus ir gydė ligas, jis visada kreipėsi į demonus kaip į personą, kaip į asmenį. Jis kalbėjo, tu esantis jame, išeik iš jo. Jis niekada nekalbėjo su žmogumi, ei, ką tu prisidirbai. Jis kalbėjo, tu išeik iš jo dabar. Visada. Nes Jėzus įmatė, kad tas žmogus yra valdomas demonų.
Bet yra žmonių tipas, kurie nežino, kad jie valdomi demonų. Nežino, kad jie yra vergai tamsos, tai yra velnio. Ir nežino kai kurie iš tikinčiųjų, kad tai ne charakteris ir gyvenimo būdas kai kuriuose, bet tai yra veikimas netyrųjų dvasių ir demonų jų gyvenime. Ir aš šiandien galbūt nekalbėsiu apie tai, bet aš tikiu, kad tame pasaulyje šiame yra demonai ir netyrosios piktosios dvasios, kaip Jėzus kad kalba. Gaila man tų žmonių ir tų bažnyčių, kurios netiki. Nes tai yra. Apaštalas Paulius aiškiai pabrėžė ir pasakė, jūs kovojat ne su krauju ir kūnu. Bet didžioji dalis tikinčiųjų kovoja su tikinčiais, broliais ir sesėmis, kūnu ir krauju. Arba su netikinčiais. Jie kovoja taip su žmonė ir stengasi jį taip sudirbti tą žmogų, kad tas kūnas kraujuotų, net fiziškai. Žinot, kaip toj giesmėj, kada dainavom, aš savo rankomis sako, galiu žmogų nužudyti. Jis atimt gyvenimą. Bet sako, tu Dieve gali prikelti iš mirties. Mes visi galim liežuviu nužudyti žmogų. Kai kurie galvojat, kad tik nužudimas tai toks jau drastiškas, dramatiškas. Bet mes galim savo liežuviu veiksmais nužudyti žmogų. Sutraumuoti jį taip, kad jam tik Jėzus begalės išgydyti. Sudaužyti jo širdį į šipulius. Mes tai galim. Ir ačiū Jėzui už mokymą, kuris paliko Naujajam testamente. Jis sako, tas, kas seksit paskui mane, mokysitės iš manęs, darysit tos pačius darbus, kuriuos dariau aš ir dar didesnius. Amen. Bet tas, kas seksit paskui mane. Tas, kas sekat kitais dievais, kitais įsitikinimais, kitais mokymais, jūs nedarysit tai, ką Jėzus darė. Nė plauko nedarysit. Darysit tai, ką kiti daro, galbūt bandysit daryti tais pačiais principais, bet tai neįmanoma, nes kiekvienas išgydymas, kiekvienas išlaisvinimas turi kitokį savitą principą, nes šventoji dvasia juda kaip nori ir kaip jai patinka. Amen. Nėra vienodų, kada išmokinsim vienodą taisyklę ir pataikysim visiems. Bet vienas dalykas, kad Dievas paminėjo ir yra visa, nežinau, ar tai galima pavadinti taisyklė, bet tai principas, atgaila visiems laikais, visiems laikams, visiems žmonėms, be išimties reikalinga. Ir šiandien, mėlyje, kada Dievas man įdėjo žodį, kalbėti apie jo pažadus, aš supratau, kad tai galbūt nebus šitos vienos sekmadienio tema, vienas pamokslas. Bet aš pasitikiu Dievu, aš pasitikiu jo dvasia. Ir kiek Dievas duos kalbėti šiandien, tiek kalbėsiu. Bet aš noriu, kad jūs priimtumėt žodį ne taip, kad, aš tikiu, ką Ingrida šneka. Aš noriu, kad jūs tai patikrintumėt irgi žodyje Dievo. Nes žmonės kartais būna naivus, jie klauso visokių informacijų, jiems nebesutampa tarpusavį. Todėl nepatariu lakstyti nuo vieno iki kito, o būt sėsliai, pasirinkti iš ten mokintis ir klausytis, kur Dievas jums kalba. Jums kalba Dievas tenais. Ne tai galbūt, ką norit kartais, bet tai, ko jums reikia. Ir vienas dalykas, Jeremijos skyriui, kad Dievas pažadėjo ir kalbėjo Jeremijui. Tai yra žodis pranašiškas, tai yra žodis visiems laikams. Jeremijo 29 skyrius 11 eilutė. Tai Dievas. Ir jis kalba taip. Aš žinau, jis žino, Dievas žino, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Kada yra parašyta sako viešpats, vadinasi jis ir sako. Suprantat? Tai nėra, ką pagalvojo viešpats. Arba tik tuo momentu pasakė, tuo momentu. Bet jis pranašystė žodis, kuris yra pasakytas, jis visiems laikams, jisai nesikeičia. Nes Dievas alfa ir omega, prisiminkit, jis nėra Dievas kaip mes laike. Šiandien sekmadienis, rytoj pirmadienis, sausio ten viena, kita diena, februaris, išdėjau sakyti, vasaris ir tokiais. Dievas yra be ribos laiko pas jį nėra tokio laiko kaip mums. Todėl mums tenka kartais atsakymų laukti ilgiau negu Dievas, negu mes norėtumėm, kažkokie tai dalykai vyksta ilgiau negu mes norėtumėm, todėl kad Dievo laikas yra perfekt.
Dievo laikas yra tobulas. Amen. Dievo laikas mums yra tobulas. Pasakyk savo garsiai, mano Dievo laikas yra man tobulas. Žinot kodėl? Kada jūs meldžiatės ir prašot kažko Dievo ir negaunat, tai gali būti dėl įvairių dalykų, šiandien nekalbėsiu apie tai. Bet dažniausiai, jeigu jūs tikrai gyvenate teisų gyvenimą, sekat Jėzumi, mokotės iš jo ir negaunat atsakymų, tai vadinasi yra laikas Dievo. Jūs gausit laikų būtent tokiu, kada Dievas nori jums duoti. Ir jūs kada gausit, jūs pamatysit, kad buvo tas laikas tinkamas man įgauti. Nes Dievo laikas yra tobulas. Ir kada Dievas sako viešpats, vadinasi, jis sako visiems laikams. Tai nėra tik tais tom laikotarpiu, tam laikotarpiu. Kai kurie sako, Jėzus buvo, numirė, pranašai apaštalai išmirė ir viskas ir nieko nebėra. Ten buvo tada, tais laikais. Kalbų dovanos, stebuklai, išgydymai, mirties prikildavo, mirtį išvarydavo demonus, bet šiais laikais šito nebėra. Nebėra todėl, kad žmonės nebeseka Jėzumi, bet seka tuom, ką nori žmonės girdėti ir matyti. Nes kai kurie laiko Bibliją pasenusi. Šiais laikais. Bet iš tikrųjų, Dievo žodis yra tas pats šiandien vakar. Jis Dievas, jis žodis tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Amen. Jis nesikeičia ir nesikeis. Ir kas jis skaito, visada keisis. Todėl, kad šitas žodis yra pilnas jėgos. Vienintelis žodis pasaulyje, knyga, Biblija yra ta knyga, kurią perskaitys žmogus, neįmanoma, kad jis liks toks pat, jis keisis. Ir keisis ne pats jisai ugdysis, bet pats žodis keis jį. Amen. Nes parašyta Biblijoje, kad Dievas žodis, žodis. Ir jeigu jis kalba, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Sumanimus jūsų geroviai. Aš taip noriu, kad jūs išgirstumėt. Tik jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Žmonės, kurie esam jo, mes visada turim viltį. Visada. Bet kokiu atveju aš turiu viltį ir jinai yra gera. Amen. Todėl sako, sumanimai mano jums visiems geri. Ir kas ieško Dievo valios, Dievo valia yra pati geriausia, jinai tobula, nepriekaištinga. Amen. Todėl nebijokit pavesti save Dievui. Nebijok, aš nebegalėsiu. Kaip sesės Kristuje kalbėjo, iš to Egipto kaip išeit nesinori. Yra tipas žmonių, kurie nesupranta dar. Ne dėl to, kad aš lyginu aukštesniais, žemesniais, dvasiniai sferui, ne. Aš daug irgi nesupratau ir daug dar nesuprantu. Tikrai. Bet aš noriu pažinti jį. Aš noriu pažinti tą, kuriam tarnauju. Jeigu aš nepažinsiu savo šeimininko, aš bijosiu. Nes aš nežinosiu, ką jis... Aš nežinosiu, ką jis šiandien jis vienaip laimina, kitą dieną jau mane kažin kankina. Suprantat? Jeigu aš jo nepažinsiu, aš nežinosiu, koks tikslas man yra jo. Man reikia jį pažinti. Amen. Mums reikia pažinti, kokiam Dievui mes tarnaujam. Neišgalvotui, kokiam dievuliukui. Bet tikrajam Dievui, kuris alfa ir omega, kuris prikelia mirusius, kuris apvalo raipsuotusius, kuris išgydo ligas, kuris ištraukia iš vergijos, kuris sudraudžia šėtoną ir jis bėga, kuris duoda gyvenimą apšiai ir amžiną prie to. Aš noriu jį pažinti. Aš noriu pažinti savo šeimininką. Ir kai kurie žmonės pasaulyje bando save pažinti. Žinot, kiek tokių yra? Man reikia pažinti save. Pažinti iš kokių kilmių, medžių, šaknų atsiradęs. Tai nėra bloga, tai įdomu. Bet tai neduos jums nieko naujam kūriniui. Ir žmonės kartais paklysta, bando save pažinti, sako, man reiks pažinti save, ką aš mėgstu, kaip man elgtis, kokios aš esu sorto. Žmonės mėgsta skirsti, į tokius. Kažkokius vienokius, kitokius, trečiokius, ketvirtokius. Bet Dievas šito iš viso sako, patrauk fokusą nuo to. Tu pažink mane, šeimininką savo, nes tu gimęs iš jo ir tu suprasi, kas tu esi.
Amen. Daug žmonių yra tokie, žinot, kaip našlaitis pamestas, jisai nesupranta, jis nežino tėčio, jis nežino mamos, jis nemylimas ir nejaučia meilės dėl to, kad jisai nesupranta. Pažink jį. Jo žodis kalba, aš žinau, kokius sumanimus turiu, aš tau tobulą meilę išlėjau per Jėzų Kristų, jinai ten, Jėzus nužudytas, jisai ant kryžiaus prikaltas, jisai miręs, sužeistas, sužalotas, aš parodžiau meilę tau tokią stiprią, kad savo rūstybę numečiai ant jo, o ne ant tavęs. Jis galėjo mus nubausti. 1, 2, 3. Senajam testamente jūs matot, kad Dievas ištikimas, jis pasakė, jis padarė. Jis pažadėjo gerą, bet sako, jeigu jūs nusigręšite kitus dievus, burtininkausit, darysit negerą, užkris visos nelaimės. Ir mes matėm, kad Dievas laikosi savo žodžio, nes parašyta, jis ne žmogus, kad persigalvotų ir pakeistų savo nuomonę. Pasižiūrėjau vieną sesę ar brolį Kristuje, aš pagal jį pakeisiu visą Bibliją. Dėl jo vieno. Ne. Jis alfa ir omega. Aš nekeičiu, sako, aš ką pažadėjau, tą ir vykdysiu. Bet ką pasakiau, jeigu jūs klaidžiosit, tai irgi įvyks, kas parašyta. Todėl, mėlyje, vieną dalyką, ką aš supratau. Mums reikia suvokti ir suprasti, kas mūsų šeimininkas. Aš truputėlį kalbėjau penktadienį, tai man atėjo tiesiog žodis labai netikėtai ir aš dėkoju dvasiai šventai. Tai toks, žinot, kai kalbi pati, išgirsti net save ir apreiškimą gauni. Įdomus momentas. Mes visi, be išimties, visi ir tie, kurie dar nesat atidavę savo gyvenimo viešpačiui, atidavę, pavedė, atidavę, paukoję. Atsidavę. Visi be išimties, reiškia, pagal Dievo žodį yra tamsos karalystė. Velnių valdžioj. Visi, kurie atidavė savo gyvenimą Jėzui, išpažindami jį savo gelbėtojų ir viešpačių, patikėję, kad jis yra Dievo sūnus, paaukotas už mus, ir priėmęs į širdimi tikėdamas, ne protu ir lūpomis išpažindamas, dažniausiai didžiosios dalis, kad visi, kaip liudytojų, kad būtų tas žmogus išpažino viešpatį. Jeigu išpažįsta namuose, toks žmogus, būtų gerai, kad toks žmogus pasidalintų su kažkuo. Aš išpažinau Jėzų savo viešpačiu, kad būtų liudininkas, nes sako, prie liudininkų akių, kaip patvirtinta, jis išpažino, atgimė iš aukšto. Vadinasi, jisai pereina iš tamsos, kai lygiai tas pats, kaip Dievas iš Egipto vergijos išvedė savo mylimą tautą, netgi jūrą pravėrė, kad jie praeitų, tai krikštas į naują žemę. Žemė, kuri pažadėta buvo jiems gera, pienu ir medumi. Amen. Ir žemė jisai nesakė, aš išvedu jūs kankint. Ne. Aš išvedu jūs pražudyti. Ne. Bet jis aiškiai davė žodį. Neturėkit kitų dievų, nedarykit jokių atvaizdų, nenusigręžkit nuo manęs, nes aš esu vienintelis. Bet mes matėm žmonės, jie neturėjo širdies tikėjimo, jie neturėjo supratimo ir jie nusigręžė ir visas rūstybė krito ant jų. Po kurio laiko vėl Dievas, jie atgailavo, jie pripažino, jie išpažino, Dievas vėl atstatė viską. Bet iki tiek užrūstino Dievą, kad sako, šitą kartą neįžengs pažėtą į žemę. Reiškia, karta, tai vaikai, jie turėjo išmirti, kad nauja karta, nesutepta dar, galėtų įeiti tą žemę. Ar mes galim sulaikyti Dievo pažadus mums? Lengvai. Lengvai. Todėl jūs matot tikinčiųjų tarpe, ne visi gyvena Dievo pažaduose ir ne visiems jie yra ir klausimas, kodėl. Nes Dievas aiškiai pasakė, sumanimus turiu gerus, pažadai man yra jums geriausi, aš jūs rūpinuosi ir aprūpinsiu ir tikrai tai bus. Nesirūpint netgi rytoj, jums sako, nesirūpink ir nesuk galvos apie rytojų, pragyvenk šiandien. Nereikia tau tų rūpesčių. Ir kas turi rūpesčių, jie atėjo. Meskit, sako, ant manęs, nes aš jumis rūpinus. Ar jūs gyvena tokį gyvenimą pagal Dievo žodį, kad atėjo koks rūpestis, Dieve, aš metu visus rūpesčius, šitus įvardinu, ant tavęs, nes tu pasakėjai, kad tu manim rūpinės. Nusimetu ir aš išeinu lengvai.
Tai yra tikėjimas, taip kaip sako, darbais, veiksmais, kada tu tai praktiškai darai, tu tiesiog numetu aš ją. Ne, išbėga pas kaiminę ir apie tos rūpesčius. Nenumetai tu jų. Nenumetai. Gal bandėjai, bet vis tiek pasiėmė ir išėjai. Nes tikėti Dievu, kurio nematom, ir tikėti jo žodžiu, tai yra nuostabus dalykas. Ir palaiminti tie, kurie turi tokį tikėjimą, kurie tiki, kada Dievas tai pasakė, reiškia, jis ir taip ir veikia. Jeigu Dievas pasakė, nesigręžk į kitus dievus, nes aš vienintelis Dievas, mums reikia turėti Dievo baimę. Ir daugelis jau turbūt šiais laikais sakyt, tai nėra kitų dievų, mes viską jau suprantam, mes įtikėjame, žinom vienas Dievas. Bet yra daug dievų, dievuliukų, kurių negalim net pažinti, tokie kaip pinigų dievas, pripažinimo troškimas. Tai tokie dievų dievaičiai, kurie iš mažosios raidės, bet jie labai trukdo Dievui veikti mūsų gyvenime. Gali mūsų šeimos nariai pasidaryti, netgi vaikai, kai kam dievai. Jie gali viską padaryti ir numesti viską, kad tik tais nusilenktum Dievui. Ir kartais žmonės netiki, galvo, ne, aš neturiu, jūs galite turėti. Netgi gali jūsų darbas pasidaryti jums Dievas arba stabas. Visa tai, šeima, vyras, žmonos, vaikai, darbai, visa tai, ar ten būtų kažkokia karjera, tai nėra blogai, bet tai neturi pasidaryti dievais. Tai tik darbas, tai tik tais dalis gyvenimo, ką Dievas duoda mums. Bet visas tu priklausai Dievui. Jūs jau žino tą istoriją dėl darbo, kad aš čia, tą darbą ieškojau, neieškojau iš tikrųjų, tiesiog viskas va taip. Aš supratau, su Dievu tu eini visur kiaurai. Nežinau, kaip veikia, kokiu būdu veikia, bet taip Dievas veikia. Jis visur tave ves į klestėjimą. Bet kokią formą. Todėl, kad žodis Dievas sako, tikinčiam viskas išeina į gerą. Netgi kartais, kaip mano vyras sako, prisidirbai dabar, gerai, kad ne 3 darbai. Ašgi suprantu, kad aš turiu tarnavimą. Ašgi suvokiu, kad jeigu daugiau laiko praleisiu vienoje sferoje, kažkas nukentės. Nes mes žmonės nesam sutverti robotai, mes pavargstam, mes fiziniam kūne. Dievas apsigyveno mūsų fiziniam kūne, kaip parašyta, jie atėjus ir apsigyvens jame ir jie taps šventykla. Bet mes suvokiam, kad mes turim pailsėti, mes turim laiko skirčiaimai, mes turim susitvarkyti taip, kad nebūtų streso. Amen. Ir kad ir kaip tai įvyko, aš supratau, kad Dievas viską išveda į gerą ir kažkiek jau sakau, nesvarbu kokia situacija, bet tikinčiam Dievas išves viską į geras. Ir žinot ką, viską į gerą visada. Taip veikia Dievas. Jis visada taip veikia, amen. Vienas pažadas, kuris beis iš esmės yra svarbus, ir visiems duotas, neužtarnautas visiškai. Tai yra amžinasis gyvenimas. Ir iš tikrųjų, Dievo žodyje, Romiečių skyriuje, 10-9 eilutės, yra paprasčiausias žodis Dievo. Visiems žmonėms, nuo mažiausio iki didžiausio, nuo jauniausio iki seniausio. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų Kristų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusiųjų, bus išgelbėtas. Ir kitoj vietoj, 1 Jono skyrius, 1 Jono skyrius 2 nuo 25 eilutės. Štai pažadas, kurį jis pats jums davė, amžinasis gyvenimas. Šitas pažadas yra visiems duotas, kas tik tais išpažįsta Jėzų savo gyvenimo gelbėtojui. Visiems be išimties. Tai yra Dievo dovana, tai yra jo malonė. Tu nieko dėl to nedarei, tu tik patikėjai ir išpažinai. Viskas. Amžinasis gyvenimas tavo rankose, tai Dievo pažadas. Jis yra. Gyvensi tu pagal jį žodį, ar negyvensi, tas pažadas aktyvus tol, kol tu neišsižadėsi Jėzaus.
Tai yra tai, ką Dievas davė. Ir kitoje vietoje sako, viešpats nedelsė ištesėti savo pažado, 2 Petro skyrius 3 nuo 9 eilutės. Jis nedelsė ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgėsi su mumis, nenorėdamas, kad kuris nors pražūtų. Jis kalba, kad tie, kurie dar nepriėmė malonės dovanos, jis kantriai elgėsi su pasauliu, kas darosi pasaulyje, dėl Jėzaus. Tiek nebėra rūstybės išlieta kaip anais laikais, nes čia jau turėtų būti, nežinau, ir daug ko visko, ir tvanai, ir nežinau, daug ko visko, nes palyginus, kai būdavo, ten nuniokodavo, ten buvo Dievas, įdėdavo į širdį, kokiam karaliui užpult, ten sunaikinti, išnaikinti. Tai buvo todėl, kad žmonės nusidėjo iki tokio lygio, kai jau nebegirdėjo, sako, siuntė pranašus, siuntė teisėjus, siuntė apaštalus, kalbėjo, bet ant tiek apkurta ausimis, kad nebepriėmė, nužudė visus tos pranašus. Dievo žmonės, nenorėjo klausyti žmonės. Ir Dievui teko, jis tiek gailestingas, bet jau teko kažką su tom daryti. Todėl dabar Dievo kantrybė pasaulio žmonėm yra nuostabi. Jis nenori, kad nei vienas nepražūtų. Tie, kurie yra pašaukti, kurie yra išgelbėjimui pašaukti, bet dar neišpažino Jėzaus savo gyvenimo viešpačiu, Dievas dėl jų kantriai laukia. Jisai dar neišlieja, dar negrįžta. Dėl jų. Nes jis sako, jis nori, kad visi įsigelbėtų ir nei vienas nepražūtų. Suprantat? Ir jisai toks gailestingas sako, kantriai elgėsi su mumis, nenorėdamas, kad kuris nors pražūtų. Jis nori, kad žmonės priimtų jį kaip viešpatį ir gelbėtoją. Nes jis myli labai žmogų. Amen. Ir viešpats, jis yra su kiekvienu, kuris jį priėmė. Bet jeigu žmogus ilgainiui atsitraukia nuo Dievo, žinot, yra toks dalykas, Dievas eina su tais, kurie eina su juo. Jis atsitraukęs nuo Dievo nebūtinai praras išgelbėjimą, ne. Aš tikiu, kad išgelbėjimas prarandamas tik vieninteliu atveju, išsižadėjimas Jėzaus. Bet kad prarasi apdovanojimą ir prarasi tai, ką tave pašaukė Dievas atlikti, tą gyvenimą tikrai, taip. Ir mums visiems aš noriu, kad mes suvoktumėm, kad dar kartą pakartosiu, Dievas nepašaukė mums kankinimui, jis pašaukė analtol, kad mes gyventumėm gyvenimą pilną jo dvasios šventosios. Kada Dovydas kalbėjo, Dieve, prašau, neatimk šventosios dvasios, nes tai yra tai, ką aš turiu. Viską, ką aš turiu, šventąją dvasią. Kada Elijas, Eliziejus, prisimenat, su šventąja dvasia vaikščiojo ir daugelį kitų, tuo tarpu Jėzus, visi mokiniai, jie turėjo gyvenimą. Visos nesėkmės, visi trūkdžiai, visi iššūkiai, visa, kas jų kelyje stojo, jie praėjo todėl, kad jie buvo pilni šventosios dvasios, pilni Dievo. Jie judėjo su Dievu, jie gyveno su Dievu, jie nebuvo taip, kad sekmadienį su Dievu, o pirmadienį jau kažkaip be Dievo. Tu judi su juom visur. Jis su tavim. Mes turim priimti tą faktą, kad jis su mumis. Bet ar mes būnam su juom, ar jo žodis mūsų prote, kada mes susiduriam su kokiam tai situacijom, kažkokiais tai dalykais, ar mes elgiamės namuose, darbe ir visame kame, ar mes taip elgiamės, kad būtumėm pavyzdys kitiem, kad žmonės matytų mumise Jėzų. Ar mes tarnaujam, atliekam darbus pavestus mums darbdavių kaip dėl Dievo. Ar mes elgiamės kalba, elgesys mūsų kaip Jėzaus. Dažnai mes mėgstam sakyti, Dievas su manim, bet pasižiūri tą žmogų, ten Dievo nelašo nesimato. Jis supranta, kad Dievas su manim, jis girdėjo kažkur. Bet ar tu su Dievu? Ar tu su juom? Taip, Dievas pasakė, aš būsiu su tavim. Bet ar tu su juom? Ir aš supratau vieną dalyką. Aš supratau ir tai tiesa. Dievas saugo
Bet mes galim pasidaryti gyvenimą tokį, kada mes išžengiam lauk iš jo teritorijos, nusigręžiam į kitus dalykus. Kada gyvenam tokį, Dievas mane myli, aš išgelbėtas, bet aš noriu daryti, kaip aš noriu. Mes tarsi įžengiam iš jo teritorijos ir gyvenam taip, kaip norim. Ir didžioji dalis žmonių paskui galvoja, kodėl tau mano gyvenime šitokie ir vienokie ir kitokie dalykai. Yra Dievo žodyje kai kurie principai. Ir mes turim jų laikytis. Jeigu mes norim vaikščioti jo karalystėje, jeigu mes norim, kad mes su jom ir jis su mumis visada. Menkiausias dalykas, mes galim įžeisti, skaudinti šventąją dvasią, nepaklūsdami. Jeigu aiškiai šventoji dvasia sako, nedaryk šito, nemeluok, nesielko, mes sakom, aš noriu. Mes įskaudinam ją. Ir paskui stebėmės, kodėl mes tokie kaip tušti, kaip barabanai. Mintis jau tokios nebe tokios. Džiaugsmas kažkur pradingo. Nuovargis, apatija, nieko nenoriu. Mes nesam pašaukti tokie būti. Mes turim norėti šviesti. Nešt šviesą, nešt druską, kalbėti žodį, kad žmonės išgelbėtų. Išvarinėti demonus, jeigu matom juose, kad jie yra. Bet taip neveikia, jeigu mes patys su jais draugaujam. Vienas dalykas yra Biblijoje ir labai kaip kalbėjau apie atgailą. Mums svarbu, mėlyje, suprasti, kad tai neišbraukta iš Biblijos ir iš mūsų gyvenimo jau, jeigu mes vieną kartą atgailavom, priėmėm Jėzų ir viskas. Ir mes žinom, Dievas mums atleido visas nuodėmes. Bet Dievas žodis kalba, atgailaukit visais laikais visuomet. Kada mes suklystam, atgaila yra, mes žinom kas. Aš jau kalbėjau apie tai. Atgaila yra pilnas nusigręžimas nuo to, ką tu padarei. Tai yra sprendimas, apsisprendimas nedaryti vieno ar kito dalyko, kuris yra negeras. Dievo akise tu supratai, kad tai yra tai, ką aš padariau negerai. Aš nusidėjau, aš nusižengiau Dievui. Ir aš nenoriu nusižengti, aš nenoriu, bet tai padariau. Dieve, aš atgailauju, atsiprašau, išpažįstu tai kaip nuodėmę. Išsižadu, nusigręžiu, prašau atleisk, aš priimu atleidimą ir apvalyk mane. Ir tu pasuki posūkį. Ir nebegrįžti ten atgal. Tai nėra tas toksai vienkartinis momentas, atgailauju, atsiprašau ir vėl tą patį darau. Ir ta atgaila, ką jinai reiškia, kada tu tą nuodėmę iškeli į šviesą ir šviesoje Dievas darbuojasi. Kaip aš kalbėjau jums pradžioj, kada pas Jėzų atvedė paleistuvę į šviesą, pagautą tuo momentu, kada jinai ten paleistuvavo, sako, prigauta. Ir pastatė visų žmonių akivaizdu, kokia gėda iš tikrųjų. Visi norėjo užmėtyti ją akmenėmis pagal Mozės įstatymą. Visi. Bet Jėzus pasakė jai, eik, aš tau atleidžiu. Aš tikiu, kad ta moteris atnešė atgailą. Ten neparašyta, aš atgailauju, ten neparodyta, krito ant kelio ar dar kažką darė jinai. Ne. Bet aš suprantu iš to teksto, kad ten įvyko daug daugiau. Kada mes iškeliam savo juodus darbus į aikštę, į išorę, tai nereiškia, kad mums reikia, kaip aš ir kalbėjau, visiems paimti ir skelbti. Mes galim tai padaryti asmeniškai su Dievu, bet realiai suprasdami, aš iškeliu, aš iškalbu, aš išpažįstu, aš išsižadu, Dieve, prašau, padėk man. Dievas visada iškeltą tą išviesą dalyką, nusikaltimą apvalys, išlaisvins ir užmirš. Amen. Bet tik tada, aš supratau, tik tada mes gaunam laisvę. Tik tada šėtonas praranda šitoj vietoj jėgą į mus. Bet jeigu mes tokie naivus, kaip kažkada aš buvau, aš atgailauju, bet vėl tą patį darau, atgailauju ir vėl tą patį darau, tai neveikia, niekas neveikia. Velnias juokiasi, sako, nieko tu nesupranti, kas yra iš viso atgaila. Jėgos nėra. Ir Dievas tarsi stovi šalia, jis nori padėti, bet mes neleidžiam. Neleidžiam jam. Nes principas yra toks, išpažink, išsakyk, išpažink. Parašyta. Paskaitysiu. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, 1 Jono skyrius 1:9 eilutė. 1 Jono 1 skyrius 9 eilutė. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Visų. Ir kitoje vietoje yra nuostabu, kada bažnyčios momentų, kada tikintieji susirenka, sako, išpažinkite vieni kitiems savo nusikaltimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėt pagydyti. Išpažinkite, tai nereiškia laikysiu tyloj, užsklęsiu į tamsą, kad tik nieks nelystų. Ir aš supratau vieną dalyką. Čia atskira tema, bet kažkodėl noriu pasidalinti tokiam smulkmenom. Visada velnias nori slėptis. Visada jis nori, kad tu slėptumės, kad tau būtų gėda, kad niekas nesužinotų, niekas nematytų. Čia kalba tikintis. Kada tikintis. Netikintis jie nesupranta, jiems ta nuodėmė netgi cool. Bet tikintis dažniausiai, kai yra surišime, jis slepiasi, jam gėda, jis slepiasi. Toks liaudiškas, žemaitiškas, kavojasi. Tai velnias. Žinot kodėl? Dėl kad šviesa neapšvysta. Bet kaip tik žmogus iškelia tai šviesą man šlykštų, aš negaliu, nekenčiu, nebenoriu. Melskitės už mane. Aš išpažįstu tai kaip nuodėmę, aš nusidėjau tau Dieve. Aš atgailauju iš visos širdies, prašau ateik, padėk man. Viskas, jūs gausit laisvę. Aš 100%, nežinau, 1000 milijoną. Aš tikiu šito žodžiu. Laisvę tikrai. Bet mums prie to nebereikia grįžus namo, gundyti Dievą ir vėl daryti tos pačius. Patikrinsiu, ar čia tikrai gavau laisvę ar ne. Mums netgi tie dalykai dar norėsis, būna, kad jisai gundo, bet tu turi tada tvirtai stovėti. Ne, aš išlaisvintas. Ne, ir negalvoti, turbūt, nežinau, ar veikia ta malda. Ir prasideda tokia šitą galvoj, kaip pasakyti, kad kalba kaip du žmonės. Vienas mane išlaisvino, kitas, ne, tikriausiai neveikia. Ir kova galvoj prote. Kas kokį nugalės? Nes velnias jis išvarytas, jis išoriai ir jisai meluoja į protą. Klausyk, niekas čia neveikia. Pažiūrėk, nuobodu dabar tau bus, tai buvo gerai. Aš noriu vėl, suprantat, vėlioja grįžti atgal. Arba kokį pasių žmogų, kuris su tokia problema. Kad susigundytum. Ir šitoje vietoje mums reikia būti tvirtiem. Ne, Jėzaus kraujas ant manęs. Aš apvalytas, aš išlaisintas. Jėzus viešpatauja, Jėzau viešpatauja. Kalbėt žodį. Amen. Kalbėt žodį. Aš turiu didelį liudijimą, mėlyje. Ir nežinau kada, kokiu momentu, bet jau prašiau Dievo daug laiką, metą, kada tai dalintis, nes nežinot jūs, nei vienas. Kokį darbą padarė Dievas manyje. Tai žino jis ir aš. Bet tai daug. Ir būna, kad po to gundo, aš kodėl tai kalbu, todėl kad žinau. Gundo ir būna kartais palūžti, bet jau yra nebe taip. Netgi kai palūžti ir pasiduodi, tu žinai, kad tave išlaisvino, tau jausmas yra kitoks, tau nebėra aičia, kaip ir nieko, kaip ir tokį malonumą truputėlį jauti, tu jauti šleikštulį, aš išlikštų man tai. Ir tu suvoki, nebenoriu, tikrai šito nebenoriu. Ir tu atsiprašai ir tau lengva atsiprašyti, nes tau nebėra taip, kaip tu išėjęs, tu esi išvestas iš kalėjimo. Viskas, tai yra išvesta iš tamsaus kalėjimo, kuriame buvai, išvedė. Kaip prisimenat apaštalas Paulius, kiti apaštalai ir Petras, daugelis ten po kalėjimus užrakindavo jos dėl to, kad jie kalbėjo Dievo žodį. Žinoma, velnias nekenčia, jis pajungia savo žmonės, savo demonus, kad per žmonės juos darytų blogą, kad užčiauptų burnas tiems, kurie evangelizuoja, neša gerą žinią, kalbą, atskleidžia tamsos darbus. Velnias nekenčia tų dalykų, jis nori užčiaupti visas burnas. Ir jis būtinai pasiūs savo komandą, savo armiją, panaudodamis kai kurios žmonės, kad užčiauptų tavo burną. Kad tu nekalbėtum, tylėtum, suabejotum ir galvotum, tavo čia tik tavo ir sėdėk būk ramus. Ir tai yra velnio pozicija, jis taip veikia. Bet kada bažnyčia, prisimenat, veldėsi, angelas atėjo, sutraukė grandines, atidarė kalėjimo grotas, išvedė jį, jis pats nesuprato. Galvoju, kad sapnuoja. Ar kažkas tenais vizijos. Ir malda irgi daro savo darbą. Kada mes meldžiamės už tikinčius brolius seses Kristuje, kurie kažkokiose problemose, jūs galbūt nematot, bet Dievas daro darbas juos gyvenime. Ir mes matom, mes žinom ir matėm,
Ir Dievas atskleidžia. Po kurio laiko mes pradedam melstis, pradedam skleisti, kame problema. Aš supratau, kad Dievas veikia tokiu būdu, jis duoda žinojimą savo žmonėm, atskleidžia ir per žmonės vyksta viskas, nes Dievas yra dvasia. Jis veikia per žmonės. Taip kaip velnias irgi dvasia. Jis irgi veikia per žmonės. Yra tamsos karalystė ir šviesos karalystė. Ir tos dvi karalystės kovoja tarpusavį. Ir visą laiką. Visi mes be išimties iki kiekvieno, nuo mažiausio iki didžiausio, kur atgimėm. Iš dvasios esam įtraukti į tą kovą. Ir mes esam kare. Dvasiniam. Norit šito ar ne. Bet visada jūs turit žinot, kad pergalė jau yra jūsų rankose. Nes Jėzus jau ją užkovojo. Amen. Mes turim turėti tokioj pozicijai, kad ir ką aš bedarau, stoju prieš velnią, aš jau pergalę turiu šitoj vietoj. Kada Dovydas, mes žinom, jo psalmės visus parašytos jo. Koks tikėjimas, ką jis bedarė, kur jis ėjo, Dievas buvo su juo, visos kovos buvo nugalėtos. Ar jūs įsivaizduojat, kad mes galim būti toj pačioj pozicijai dvasioje? Ką mes bedarom, jeigu mes gyvenam tokiu tikėjimu kaip jis, kuris neėjo į nuodėmes, kuris turėjo Dievo baimę, kuris sako, visko, ko aš noriu labiausiai, Dieve, tavo namuose būt nuolatos, aš ten ramybę randu, aš trokštų padaryti viską geriausia tau. Jis net norėjo jam namus pastatyti, bet Dievas sakė, tu nepastatysi, tavo sūnus pastatys. Jis antiek mylėjo Dievą, kad jisai tiesiog vienintelį padarė klaidą. Vieną. Jis Dievo baimę turėjo, bet kartais aš dabar žiūriu, tikinčius neturi Dievo baimės. Jis su velniu draugauja, šaškim žaidžia. Ir galvoja, viskas čia okei. Nu, aš taip įsireiškiu. Ir galvoja, nieko čia tokio. Aš nepasiruošęs, aš nenoriu, man dar gera. Ne, tau nereikia ruoštis. Tau reikia išeiti iš tų dalykų. Pasakyti griežtai, viskas aš nekenčiu. Nekenčiu. Viskas nekenčiu. Išspjaunu, išvemiu, jeigu reikia. Jeigu jau taip veda. Bet aš išsižadu, atsisakau. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad Dievas nori jūs labai gausiai laiminti visus, viskom, ne tik finansiškai, viskom, sveikata, ramybė, džiaugsmų, santuokomis, vaikais, gerovės, sutarimai, žmonėmis, visko, ko jums reikia. Nes sako, aš jums duosiu visko, ko reikia, tik prašykit ir gausit. Ir aš matau, žmonės prašo ir negauna, nes yra keletą dalykų. Ištirti mums reikia savo širdį. Ar aš gyvenu pagal Dievo žodį? Ar viską darau taip, kaip ten parašyti, ar kažką leidžiu, kas yra priešiškas Dievo žodžio. Žinot, kiek žmonių užsiima burtininkavimais, horoskopais ir ieško kažkokiu tai dalykų tikintis. Tai yra akivaizdus. Ar jūs suprantate, tai yra tokia nuodėmė prieš Dievą, kad Dievas žiūrėdamas į tokį žmogų, nesvarbu, kad jis jo vaikas, jis pasižymė tokį žmogų. Tu žiūri į kitus dievus. Tu kreipiesi ieškoti ateities kitose, ne mano žodyje. Tu žiūri ateities kitur. Ir tai Dievas pasižiūri, jisai pasižymi. Ir nesitikėkit tada gauti kažko gero, nes tavo žvilgsnis nukrypo į kitą pusę. Suprantat? Tai yra priešiška Dievui. Ir net, aš kodėl tai kalbu? Todėl, kad aš nenoriu, kad žmonės paklystų, nes daug net bažnyčiose kalba visokius tokius New Age mokymus. Su psichologija surištus. Ir žmonės klausosi ir ten eina, jiems patinka ir aleliuja, bet žmonės surišimuose, žmonės visokiose bėdose, pas jų šeimose problemos, vaikai chaosas, autoriteto nėra, ten demonai. Ir jie labai gerai ten jaučiasi. Kalbėkit moralę, mokinkit kažkokių tokių. Ne. Mums reikia išeiti iš tų dalykų. Darot kažką, žinot, kad tai yra negerai prieš Dievą. Atgailaujat, nusigręžėt iš tikrųjų. Dievas atstatys. Jam nėra neįmanomų dalykų. Jis atstato santuokas, jis atstato finansus, jis atstato santykius su vaikais, jis atstato darbus, jis atstato. Sveikatą netgi atstato. Nes jis yra Dievas. Mes esam jo kūriniai. Amen. Bet mes turim gyventi taip, kaip gyveno tie žmonės, kurie, sako, buvo Dievo baimingi. Jie nedarė nieko tokio, kas priešiška Dievo žodžiu. Bet žmonės dabar nebijo Dievo. Jiems malonė, kaip, žinot, toks bevertis daiktelis. Ir kai šito lengvai gavau, pastangų neįdėjau, todėl ir nevertinu. Bet mums reikia suprasti vertę. Ką iškentėjo Jėzus dėl tos malonės?
Sako, Dievo rūstybė krito ant jo, kada ant tavęs turėjo kristi su visais galais, ką pridirbai. Jau ką mes pridarydavom, nusigrėžė, aš pati padėk. Visi nusidėjo, mažiau ar daugiau. Kiek mes pridirbom negerų dalykų Dievo akivaizdoj, kad galėjo Dievas išliesti rūstybę taip, kaip tikrai. Bet jis neišlėjo dėl malonės, dėl Jėzaus. Sako, ant jo užmetė visą. Ant jo krito viskas. Kad tu ir aš gyventumėm naują gyvenimą, atnaujintą gyvenimą pagal Dievą. Amen. Ta gyvenimą, kuris jis buvo sukūręs nuo pačių pradžiausių žmogui. Ta tobulą žmogų pagal savo atvaizdą. Dievas nesukūrė žmogaus netobulo, nes jis nesukurs, sako, sukūriau pagal savo atvaizdą ir panašumą. Tai jis nesukurs žmogų priešišką jam. Bet velnias atėjęs per nepaklusnumą iškreipė žmogų, kuris pasidarė toks, kad žiūri pats į save, nekenčia savęs. O Dievas sukūrė žmogų tokį, sako, pagal savo atvaizdą ir panašumą ir įkvėpė dvasią gyvybę į jo šnerves. Visur mes vaikštom, judam, kvėpuojam, džiaugiamės, maudomės, valgom, gėrėmės, tai viskas Dievo duota žmogui veltui. Bet kuris nors susimastot, visiems atrodo, čia natūralu, kas čia yra. Medis, kas čia. Atimk, išimk visus iš medžius, nuimk. Jūras išdžiovink, saulę patrauk. Debesis patrauk. Viską. Kaip atrodys? O jeigu degonį atimt, visi iškristų kaip lapai. Argi ne taip? Bet viskas iš Dievo, nesako, viską Dievas sukūrė. O žmonės dabar žiūri į kažkokius dievuliukus, galvoja, medis pasistato ir žiūri į jį ir tiki. Ir galvoja, ką jis, ar medis tas sukūrė dangų žemę? Ar Budos sukūrė dangų žemę? Pagal savo atvaizdą ir panašumą Buda savo žmogų padarė. Nieko jie nepadarė, jie negali duoti žmogui nieko. Tik teorija. Išgalvota tikėjimą. Ir didžiausia surišimus. Kad nukreiptų žmonės į kitus dalykus. Nei tikrai Dievą. Amen. Aš tikiu, kad kai kuriems yra baimės. Kartais mes turim tokių baimių, kalbam, jeigu dabar, tai buvo mano gyvenime, jeigu dabar aš pakeisiu kryptį, aš suprantu, suvokiu, tai negerai, bet jeigu aš nusprendžiu, man Dieve tavo pagalbos reikia, tai yra stipru, tai yra tai, kas mane valdo, kankina ir man reikia tavo įsikišimo. Ir kada mes nusprendžiam, kai kryptį, mums kai kuriems ateina baimė, kai bus. Bet šitoj vietoj Dievas labai aiškiai kalba, nebijok, nes aš esu su tavim. Ir Izajos skyriuje, 41, 10 eilutė, nebijok, sako Dievas, nes aš esu su tavimi. Ar tai būtų finansai, ar tai būtų kažkokie tai kiti dalykai, galbūt kažkokie tai santykiai, kurie nėra teisingi Dievo akis. Ir tu jau senai žinai, ir Dievas tau tai kalbėjo, bet dėl kažkokių tai dalykų tu su tom žmogum. Ir tau reikia dėti žingsnį, ir tau baimė, kaip bus, visgi man geriau, visgi lengviau ir aibė dalykų. Aš neįvardinsiu, nes Dievas pats pasakys jums, jūs žinot, kur jūs esat. Bet Dievas sako, nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai, nes baimė yra ne iš Dievo, tai yra dvasia. Kitoj rašto vietoj sako Dievas, aš nedaviau jums baimės dvasios, bet jėgos, savitvardos dvasia. Haleliuja. Nepasiduok baimiai, reiškia, nepasiduok tai dvasiai, kuri eina ir aplinkui kaip raumojantis liūtas kalba, baimė siunčia, kaip bus, bijok dabar. Nepasiduok jai, nes aš esu, sako tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave, padėsiu tau, ir palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Kiekvieną kartą, kada mes įžengiam lauk iš teritorijos šėtono, aš kalbu, mes jau esame ištraukti dvasioj, bet kai kurie dar ten. Gal kam koja tenai, gal kam tik pirštas. Kažkas dar ten palikta. Žinot, kaip tai izraelitai Egiptą sako, oi ten svogūnai ir agurkai buvo.
Nu, čia panašiai. Dar ten tų svogūnų ir agurkų dar noriu ten. Nu, paliksiu prieimą. Takelį. Ir sako, nebijok iš ten išeiti, nes aš tau turiu geresnių tų svogūnų ir geresnių tų agurkų. Nu, jūs suprantat, kad ne apie agurkus svogūnus, aš tik tai kaip metafora. Nes galbūt kas sakys, kas iš to man tų svogūnų, aš dar čia prisiauginu, man reikia kitko. Man jų reikia, dar ko reikia. Anyway, Dievas nori ir finansiškai laiminti mus, kad mes galėtumėm palaikyti bažnyčias, tarnavimus, praplėsti juos ir laiminti tuos, kurie neturi, kurie nepriteklių ir taip parodyti Dievo meilę, šlovę, kad pamatytų žmonės, koks Dievas geras, suprantat, visame, kame tai veikia, nuostabiu būdu, bet irgi nenoriu apie tai įsiplėsti. Sako Dievas, nebijok, nes aš esu su tavim. Nepasiduok baimiai, nes pati baimė yra iš velnio. Nes aš esu tavo Dievas. Jis dar paminė, aš esu tavo Dievas. Tai ne jis jau Dievas, aš esu tavo Dievas, tu atidavai savo gyvenimą man, leisk man viešpatauti. Ir aš sustiprinsiu tada tave. Jeigu tu nepasiduosi baimė, žengsi į priekį, aš sustiprinsiu tave, padėsiu tau, palaikysiu tave savo teisumo dešinę, teisumas eis su tavim kartu. Tu gyvensi teisų gyvenimą, kaip Dovydas, kaip visi kiti, teisų gyvenimą. Ir jeigu vieną akimirką noriu pasakyti, tiems, kurie galbūt su finansais problemos, žiūrėkit. Aš matau Biblijoje per visas kartas, iš Senojo testamento iki Naujojo, kad tie žmonės, kurie Dievo baiminkai, kurie teisiai gyveno, pažiūrėkit, kas parašyta, jie turėjo turtų tiek, kad ten turtų. Bet prie to jų širdis nebuvo pririšta prie jų. Dievas gausiai davė visko. Gausiai davė. Ir palikuonių gausiai. Nes toks tikslas buvo pripildyti žemę savo žmonėm. Amen. Dievo tikslas toks. Ir visur aprūpinimas tekėjo. Visur. Visais laikais. Jisai niekada nebadino ir nemarino badu savo žmogaus. Netgi tada, kada buvo badas, savo žmogų jis sugebėjo nuvesti prie upelio, sako, varnos nešė maistą. Kas buvo Elijas? Stebuklas. Paslėpė žmogų olose ar kažkur, kad nenukentėtų. Sako, tu nepergyvenk, eik ten ir ten. Ten yra upė, ten vanduo ir varnos tau neš maistą. Nes jis įsakė joms atnešti žmogui mano maistą. Ar jūs mato tokius smulkius pavyzdžius? Smulkius, kurie dideli. Kaip Dievas veikia, kada žmogus yra ištikimas jam, jis iš tikrųjų, jis mano viešpats. Aš jau nebeturiu daug karalių viešpataučių savo gyvenime. Jis vienintelis, kuriam aš nusilenkiu. Ne darbdaviui nusilenkiu. Taip, dirbsiu daugiau. Ne, nedirbsiu. Dirbsiu tiek, kiek Dievas nori, kad dirbtum. Aš tiek, kiek Dievas nori. Kaip aš su darbu, pirmiausia, aš Dievo klausiau, koks tavo planas, kokia tavo valia, aš sutinku, galbūt ir nelabai ten noriu, bet aš sutinku. Aš sutinku su tavo valia. Tu nori ten būčiau, eisiu. Tu nori, kad ten likčiau, liksiu. Bet viskas išeina vis tiek į gerą. Aš suprantat, klausiu vis tiek Dievo. Klausiu visada jo. Nes jis mano karalius, jis mano viešpats. Aš noriu, kad mano Dievas visur judėtų su manim, ne tik tais bažnyčiai, ne tik tarnavim, bet kiekviename mano gyvenimo žingsnėje. Ir kada aš atsiklausiu jo, kada aš pavedu save jam, kada yra abipusis, ne tik, kad Dievas su manim, bet aš praktiškai nesu jam, kada yra abipusis, tada viskas mums sekasi, viskas. Jūs einat pergalės eisenoj, taip kaip Jėzus ir pasakė, jūs eisit ir nugalėsit. Nes pergalė yra jūsų rankose, nes ne jūs kovojat, bet aš už jūs. Bet daugelis išeina į kitą poziciją, pralaimėtojo, todėl kad jie nevaikšto su Dievu. Dievas taip su jais, jisai nepaleidžia savo vaikų, jis kažkiek yra apsaugos, kažkiek aprūpinimo, bet ne tik jie galėtų būti. Yra principai Dievo ir mes negalim jų apeiti, nes žmonės kartais tiki. Jeigu malonė, dovana, viskas eina dovanai, bet aš gyvensiu kaip aš tada. Kaip tie išvesti iš vergijos žmonės, Dievo tauta, įsivaizduojat, jeigu Dievas tokį turėjo kelią išugdyti tarną, surasti jį tokį, kuriam patikėtų tokią užduotį, kad išvestų, tai buvo laikas. Ten nenorėjo paleisti jų ilgai, ženklus matė, stebuklus, ko tik tais nevyko, nenorėjo paleisti.
Velnias nenori paleisti, jūs turite tai suprasti. Todėl, kada jūs meldžiatės už artimuosius, jūs turite suprasti, neveikia, kiek aš čia turiu melstis. Įsivaizduokit, kad bent to lygiai jis tenai ir nenori paleisti faraonas jo. Šetonas jį laikė surišęs, aš nepaleisiu. Jau atrodo ir ženklai, ir stebuklai, ir kažkas. Vis tiek jis nepaleidžia, bet ateis, tas breakdown ateis, lūžis ateis. Nes velnias jis negali laikyti tam, žinai, žmogaus, už kurį meldžiatės. Ateis tas lūžis toje vietoje ir jis tikrai paleiskis. Eik, jau viskas atsibodo man čia. Per daug yra, žinai, į kitus fokusuojasi. Bet kada yra tokia situacija, kada žmonės įsivaizduoja, jis turėjo išvesti, ten tiek daug turėjo darbuotis, tiek daug stebuklų, kiek tam Mozei reikėjo praeiti. Parodyti žmonėm, koks aš esu galingas. Ir prie to žmonės po kurio laiko vėl nori grįžti tenai. Po kurio laiko nori pasistatyti kitokį dievą kažkokį, tai savo išgalvotą. Ir mes matom per visą tą laikotarpį, kad neįėjo tie žmonės į tos pažadus tik dėl to, kad nepakluso, neatidavė savęs visiškai, murmėjo ir nepasitikėjo. Mėlėjai, nepaklusnumas tai kaip burtininkavimo nuodėmė. Burtininkavimas, aš kalbėjau, tai yra baisi nuodėmė. Tai yra tai, kada mes, kaip pažymėtas tas žmogus, jisai viskas, aš matau, ką jis daro. Viskas, tai ne mano, jis ką nors gauti dabar iš manęs. Jis turi atsiprašyti, pripažinti, atgailauti ir išeiti iš tų dalykų. Nepaklusnumas, nes tai prisimenat, kada Sauliui kalbėjo pranašas, žmogus Dievo, kada jis nepakluso. Sako, nepaklusnumas yra kaip burtininkavimo nuodėmė. Tai yra rimta. Kada mes neklausom Dievo, neklausom jo žodžių, ką jis kalba, mes nekreipiam į tai dėmesį, praktiškai neturim Dievo baimės, darom kaip išmanom, mums tas pats, mes galvom, maloniai išgelbėtas Dievas atleido ir mes matom pasiekmes savo gyvenime. Ir tai yra ne dėl to, kad Dievas nustojo jūs mylėti, tai dėl to, kad jūs nenorit jo klausyti. Kas vyksta vaikams, kada neklauso tėvų? Tėvai, kurie myli vaikus, juos pabarsi, sudrausmins, teisingai. Tikrai neduos saldainių kriūvas ir dar pripirks gražių daiktų tik dėl to, kad jis neklausė. Dažniausiai pabars, pamokys. Ir jeigu tas vaikas atsigręš, sakys, aš atsiprašau, iš meilės didžiulės, tėvai jie vėl toliau pratęs. Jie rūpinsis vis tiek ir duos daug dovanų, argi ne taip, nes mums meilė yra vaikams, kad ir kokie jie bebūtų, amen. Bet mums reikia suprasti tą principą, kad aš nenoriu sakyti, kad jūs bijokit paniškai Dievo, bet Dievas yra galingas, mes negalim su juom, ką tas Dievas čia, kas jam yra, daugmaž, kur tu pasidėjai. Mes negalim tai bendrauti, mes turim suprasti jo didybę ir galybę. Mes kaip dulkės jo akyse. Kada savo gyvenime aš gyvenau tokį gyvenimą, ne pagal Dievo žodį, dėl to, kad jo ir nežinojau, ir nesupratau, ir neieškojau, mano gyvenime buvo daug dalykų. Bet pagrindė buvo surišimai, demonai, bet daug visko. Ir visą tai vedė į depresiją, į melą, ne tik kiek melą, bet kad nebenori gyventi. Tai velnias. Tai yra jis. Taip darbuojasi demonai. Ves žmogų apie mintis apie savižudybę. Nes tu nelaimingas. Tu nesupranti savo tikslų žemėje. Todėl, mėlyje, aš noriu, kad jūs sutvirtėtume. Dievo pažadai, dar kartą pakartosiu, savo žmonėm yra geriausi. Amen. Ir aš neįvardinsiu dar kitus pažadus. Bet tiek, kiek šiandien norėjau pasakyti, kad mes turim suprasti, atpažinti ir suvokti, kas patinka Dievui ir ko Dievas nemėgsta. Atpažinti gerą nuo blogo, amen. Suprasti, ar tai, ką aš darau slaptoje, patinka Dievui, ar tai yra tikrai tas, kas priešinasi.
ar tai yra tai, ką Dievas nori iš manęs, ar tai yra tai, ką aš turėčiau atsisakyti. Aš noriu tai kalbėti, nes aš noriu matyti jūs visus laimingus, kad šviestumėt ir kad nebūtumėt susirišimas. Aš noriu, kad šitą bažnyčią ir kiekvienas atėjęs į ją matytų, kokį jis turi šviesą. Jumise viešpats viešpatauja Jėzus. Ir nėra ten nė lašelio tamsos. Ir jūs šviesit. Ir žmonės matys tai. Ir jums bus lengva evangelizuoti, lengva liudyti ir lengva kalbėti Jėzų. Kai kurie nekalbat tai dėl to, kai jūs žinot, dar kažkur yra tamsa. Ir tai blokuoja. Man tai Dievas davė atpažinti, suprasti, nes kur mes dar turim tamsą, mums sunku yra kalbėti tikrai Jėzų. Mes pristatom ne taip. Jis net iškreiptai netgi. Pagal savo supratimą, nes padengti norim save dar kažkokiose sferose. Bet kada mes iš tikrųjų nebeturim jokio ryšio su šėtonu, tu taip nori kalbėti tą šviesą žmonėm, tu taip nori nešti tą gerą žinią, kad visi išgirs, turi būti išlaisvinti. Amen. Tai yra nuostabu. Žinot, aš dalinausi truputėlį penktadienį. Įdomus toks pokalbis buvo su kolegė vėl. Aš jaučiu, Dievas daro savo darbą įdomiai labai. Ir tokių įdomių dalykų nustebina mane kartais. Ir aš supratau, kad kiek pasaulyje yra visokių įsitikinimų, religijų, tradicijų, surišimų, papročių ir prietarų, kai žmonės taip surišti juose ir galvoja, Dieve padėk, duok jiems laisvę. Ir tu pasijauti tada, aš toks laisvas. Man nebereikia bijoti nieko. Aš laisvas. Ir ačiū Dievui. Įdomus dalykas, greitai pasidalinsiu. Čia toks kaip ir liudijimas. Žmogus, kuris pasidalino su manim. Tai buvo, jeigu kas klausėtės penktadienį, aš dalinausi, bet kas nesiklausė, greitai pasidalinsiu dabar. Žmogus, aš tiesiog paklausiau, ką veiksi savaitgalį ir sako, noriu nupuošti eglę, nuimti dekoracijas, bet nežinau, dar reikia palaukti, nes turi praeiti 12 dienų nuo Kalėdų dienos. Man buvo kažkoks tai surprise. Kur 12 dar dienų laukti? Ką žinau, turbūt yra. Jis sako, va toks man planas. Aš sakau, kodėl reikia laukti tiek dienų, kad nupuošti eglę? Sako, aš nežinau, kad nepritraukt blogį, kad nebūtų, bad luck. Okay. Ir aš nebekalbėjau apie tai. Praeina kuris laikas, su man vis tiek galvoju įdomu, ką tai tau reiškia, kodėl tu taip tiki tais dalykais. Sako, nežinau, sako, bet aš, taip reikia. Ir viskas. Sakau, žinai, aš sąžiningai tau pasakysiu. Tai nieko nereiškia dėl Dievo ir tai visiškai Dievui nieko neduoda. Visiškai. Sako, aš nežinau, gal Biblijoje tai parašyta, sako, ašgi neskaitau Biblijos, nestudijuoju. Aš sakau, Biblijoje tikrai nėra parašyta ir Jėzus nesakė, puoškit medį mano gimtadienio progai ir paskiau nuimkit tik po 12 dienų, nes kitaip jūs pritrauksit blogį. Taip neparašyta. Taip Jėzus nekalbėjo. Aš kalbu tikintiems į Jėzų Kristų įtikėjusiems, gana tokiom nesąmonėm gyventi ir užsiiminėti įtikinti. Aš žinau, pasaulį nepažįsta Dievo, todėl mes esam, kad apšviesti jūs, amen. Ir jinai pasidalina ir ačiū Dievui. Grįžta jinai namo, suranda Google'e aprašymą ir atsiunčia man. Sako, aš nenoriu pasirodyti kvaila dėl to, nes sako, esu labai prietaringa. Ir beždžionytė su to užsidengusi veidą. Žinot, kur feisikai tie... Jo, sako, aš nenoriu pasirodyti kvaila, nes esu prietaringa. Ir aš skaitau tą straipsnį. Ten parašyta, kad krikščionis taip tiki, tai krikščionių tikėjimas. Vau, galvoju, kiek viskas suvelta, sumaišyta, koks krikščionių tikėjimas. Jeigu toks krikščionių tikėjimas, tai aš nežinau. Todėl aš sakau, mes esam Kristaus sekėjai. Tegul, jeigu nori vadina sektantais, kaip nori tas vadina, bet aš geriau gyvensiu Jėzaus žodžiu, Dievo žodžiu, bet ne krikščioniškas įsitikinęs tikėjimas. Ir nėra tokio tikėjimo, krikščionis taip netikė ir negyvena tokiais dalykais. Bet aš tiesiog jai surašiau viską,
kas atėjo iš širdies, kad tikslas Dievo yra, kad žmonės išpažintų Jėzų ir tikėtų juom, o visa kita yra niekai. Ir kada aš jai parašiau tai, ir porą rašto eilučių apie išpažinimą iš širdies, kad pereitų iš mirties į gyvenimą, jinai parašė, ačiū tau, tai make sense, kaip lietuviškai būtų. Tai duoda supratimą aiškumą. Ačiū tau, tai daug ką paaiškina, teisinga būtų taip išvertus angliškai. Ar suprantat, maži dalykai keičia žmonės. Jūs bendraujat su netikinčiais, maži dalykai keičia žmonės. Jūs galvojat, kad nieks nevyksta, bet jūs nežinot, kas vyksta jų širdyje, jų gyvenimuose. Todėl kalbėkit Jėzų, kalbėkit tom, kom jūs gyvenat savo tikėjimą. Bet prašau jūsų, nebedraugaukit su velniu, nes sako žodis, jeigu jūs priešintis ir jis bėgs, jūs bėgsit, ta prasme, jis bėgs. Teisingai mums net bėgti norėjo jums pasakyti, lauk, aš nebenoriu su tavim bendrauti, draugauti, bendradarbiauti ir viskas gana. Ir jis bėgs. Kai kurie galvoja, savaime kažkaip Dievas išlaisvins, savaime jis ištrauks, jis viską žino apie mane, viską. Dievo žodis kalba, kalbėk, išpažink, išsižadėk ir tada iškelk tai į šviesą ir visa tada ta tamsa bus apšviesta ir tada jis bėgs. Bet žmonės mėgsta kažkaip kitaip susikurti. Todėl, kad žodžio nežino. Aš irgi jo nežinojau ir aibę kančių kankinausi. Ir vaikai kentėjo, vyras kentėjo. Dažniausiai, kada ateina velnias į jūsų gyvenimą, kenčia visi. Nebus taip, kad jūs vienas. Jo toks tikslas. Visi kentės. Per vieną dalyką. Jeigu mes leidžiam jam veikti mūsų gyvenime. Jis atims. Daug iš mūsų. Ir nebūkit naivus. Dievas yra ištikimas, teisingas, išdėstas. Amen. Todėl aš noriu, mėlyje, už jūs pasimelsti. Jeigu tikrai yra kas, turit kokių prašymų, maldų. Ir tikrai yra kažkas, kur jau viskas, tau sunku, tau negera, bet dar abejoji, galvoji, gal dar ne šiandien. Šiandien. Sutraukik tą kontraktą su šėtonu. Suplėšyk jį. Nebeleisk jam viešpatauti. Today is the day. Dievas jau senai šitą norėjo. Jis senai nori. Tai vyksta tai šiandien. Ir pamatysi, kokią laisvę įgausi. Dievas užpildys tas vietas savo dalykais, jam nėra sunku. Ir jisai prisimenat, kas sako, jis pažadėjo mums gerą. Ir taigi, 2 Korintiečių skyrius pabaigai 7, nuo 1 eilutės. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, aš visų dar neišvardinau, paliksim kitam kartui. Apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros. Paminėti kūnas ir dvasia. Dvasia, todėl, kad yra ir nešvariosios, netyrusios dvasios. Kada mes minim nešvariosios, netyrusios, tai dvasios, kurios mus verčia daryti nešvarius dalykus, kurie yra nešvarus, netyri. Jie nėra švarus. Tokie pavyzdžiui kaip masturbacija. Jinai nėra švarus. Melas, nešvarius. Verčia demonai tave tai daryti. Tai tu nenori, tau nekenti, tu suvoki, aš nenoriu, bet tai verčia tave kažkas daryti stipriau. Tai yra netyrusios, nešvariosios dvasios. Bet Dievas sako, turėdami tokius pažadus, apsivalykim nuo tų visų kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje. Ir kitur, Romiečių 6 skyrius 16 nuo 23 iki 23 eilutės, iš tikrųjų visos gal neperskaitysiu, bet tą 16. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Jeigu mes pasiduodam balsui, kuris mus ragina vienokį kitokį veiksmą padaryti, kuris yra nešvarus, netyras, negeras, bjaurus, mes paklūstam tam, kuris kalba, tai daryk tai, patenkink mano norą. Bet jeigu mes sakom, viskas, aš nusigrėžiu, aš netenkinsiu, gana, pasibaigė tavo laikas manyje. Jėzus viešpatauja, Jėzus viešpats mano, viskas, kraujas jo teka, aš atpirktas. Jūs turit mokėti atsakyti. Amen.
Ir viskas tada keičiasi. Aš žinau tokį dalyką. Aš daug dalykų neplanavau šiandien šnekėti, bet turbūt iš tokios pykčio velniui. Man taip pikt ant jo. Kad dvasios netyrusios ir demonai ir piktosios dvasios yra asmenys. Asmenys. Asmenys, kurie nematomi plika akimi, bet mes matom jų veiksmus ir darbus. Todėl, kada sako pasireiškimai, tai yra jų veiksmai, darbai, veiksmai. Lygiai taip pat kaip dvasia šventoji Jėzus Kristus Dievas, dvasia asmenis ir jų pasireiškimai žmoguje kokie? Ramybė, džiaugsmas, meilė, tikėjimas. Iš jų sklinda tai. Amen. Tie asmenys yra dvasios, kur parašyta klaidžioja be vandenėse vietose ir ieško, kur apsigyvent. Ir žmogus netgi tikintis gali įsileisti demonus, kuris yra drungnas Dievui, šaltas. Tik tais galvoja, kad aš maloniai išgelbėtas ir gyvenu kaip noriu. Jis gali įsileisti jį per vienokius ar kitokius veiksmus, kurie nuodėmingi, kuris leidžia tai daryti ne vieną kartą. Aš nekalbu, kad tai per kartą. Tai per kartą neįeis, bet jeigu vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, tai gali atidaryti duris. Ir jie atėję, ką jie daro? Pavyzdžiui, dvasia godumo. Jinai pasireikš per žmogų visais įmanomais būdais, kad per žmogų parodyti godumą. Jis pasidaro skupas, man gaila. Nu, čia kaip pavyzdys. Dvasia, pavyzdžiui, rūkymo nikotino, jinai vers, patenkink mane, mano tą troškimą parūkyti. Tai dvasia. Jei reikia gerklės, kūno žmogaus, kad patenkint savo poreikį. Dvasia būtų paleistų vystės, masturbacijos, jam reikia organo, kad patenkint tą malonumą. Tai dvasios, demonai, suprantat? Ar tai būtų dvasia melo, meluoja ištisai, manipulacijos, susuka. Tu matai žmoguje, kažkas ten su jais tiesiog raitosi, kraiposi kaip gyvatė, ten jisai, kad tik kažkaip jį susukti, apsukti. Jis galite atpažinti. Ir aibė kitų. Depresijos, pasireiškimai, žmogus nieko nebenori daryti, jam liūdna, negera, be priežasties verkia. Tai dvasia. Pasireiškia visi simptomai. Ir žmonės gyvena su tais dalykais, galvodami, kad toks charakterio būdas, viskas čia normalu, visi taip daro, viskas gerai. Alkoholis, kas norit gert. Demonas ten alkoholiu, jisai nori patenkinti skonį tą gauti. Jam reikia organizmo, burnos, kad gertų tas žmogus ir verčia. Žmogus sako, aš nekenčiu, aš realiai nebenoriu to. Man tai nenoriu, bet aš nežinau, kas tai yra. Nu, va, tiesiog pradedu ir sustoti negaliu. Tai demonai. Tai demonai. Ir aibė kitokių dalykų. Mintis apie savižudybę. Tai dvasia veda žmogų į savižudybę. Ir žmonės nesupranta, kad mums reikia išsižadėti jų, nekesti jų, išeiti iš jų ir neapsigauti, sakyti, ai, čia viskas su manim gerai, čia daug metų jau tai buvo, kaip ir viskas okei, ne okei. Aš nerandu Biblijoje, kad Dievas sukūrė tokį žmogų ir kad Dievas pagal savo atvaizdą ir panašumą būtų depresuotas, darytų visokius vienokius ar kitokius dalykus. Tai nėra. Dievas sako, šventas, teisingas, tobulas, ištikimas, mylintis, rūpinantis savo kūriniais. Todėl, mielieji, aš meldžiu Jėzaus Kristaus vardu visiems išminties. Ir šventoji dvasia, aš prašau, atskleisk kiekviename, jeigu yra kokia tamsa dar, kad galėtume būti išlaisvinti tavo jėgą ir galybę, Jėzau. Prašau tavęs, Dieve, Tėve Jėzaus vardu ir atiduodu viską į tavo rankas. Tu esi mūsų viešpats, tu esi mūsų karalius. Ir viską, kas ne iš tavęs, aš tiesiog dabar sudraudžiu ir įsakau išeit lauk Jėzaus vardu.
Aš raginu kiekvieną tiesiog asmeniškai atiduoti Dievui visus prašymus, numesti visus rūpesčius ir išpažinti visus nusikaltimus ir nusigręžti nuo jų. Jėzaus vardu. Sudrausti visas dvasias, jeigu įtarėt iš šito pamokslo, kad kažkas kažkur gali būti, kiek aš išsižadu tavęs. Nes kodėl reikia įsižadėti, nes dėl daugelį mes patys prisitraukėm, daugelis mes patys pasikvietėm. Kaip? Tiesiog pradėdami vienokį ar kitokį dalyką daryti. Tai nebuvo prievarta, niekas neprivertė. Tai tiesiog pradėjom patys. Ir mes per tą pradėjom patys, dvasiniam pasaulį gaunasi, aš pasikviečiau, ateik ir būk su manim. Ateik, man reikia tavęs. Žinot, kaip mes tikintys sakom, Dieve, ateik, man reikia tavęs šventoji dvasia, vesk, padėk. Lygiai taip pat pasikvietėm, ateik, aš noriu. Padarom. Vieną kart, kitą kart, žiūri, kad tu jau nebegali, bet to jau viskas, tave jau valdo. Todėl, mėlyje, aš atiduodu šlovę Jėzui, mes čia melsimės, jeigu bus poreikių. Ir pratęsim kitą sekmadienį. Ačiū Dievui, Dievas geras, nežinau kodėl, bet truputėlį pakreiptas žodis į kitą linkmę, bet tikriausiai to reikėjo. Nes kažkas vyks ir Dievas nori apvalyti savo bažnyčią, savo žmonės, išlaisvinti pilnai, kad visi tikrai pradėtumėm tarnauti taip, kaip esam pašaukti, kad niekas nekliudytų. Taip, iš išorės mes turim kliūčių, tai yra, tai vyks, tai visokie vienokie dalykai, bet iš išorės. Tai yra tos kliūtis, kur su Dievu mes einam kiaurai, amen, bet nebe vidinės. Dievas nori iš vidinių kliūčių mus išlaisvinti, kad viduje esantis demonai nekliudytų mums nešti gerąją žinią, liudyti ir kalbėti tikrai į Dievą, amen. Nes aš tikiu, pabaigai, kad tikintis, kurie yra dar net neišlaisvinti pilnai, jie net Jėzų pristato iškreiptai, netikrai. Todėl, kad ten demonai, jie neleidžia žmogui pristatyti tikrojo Jėzaus. Jie to ir kalba, panašiai aš irgi va toks ir čia viskas norma. Ir pristato Evangeliją klaidingą dėl to, kad velnias jis niekada nenorės, kai jūs kalbėtumėte išgelbinčius, išlaisvintančius Evangelijos be šansų. Jis nori būti pasislėpęs ten, nes jam reikia kūno. Dievo žodis kalba, kad ant kiek reikia demonams kūno, kad jie į kiaulę sueis. Atsimenat, kada Jėzus išvarė demonus į kiaulės? Į kiaulės išeis. Jiems reikia kūno, bet kokiu atveju, kad savo poreikius, savo geismus galėtų materializuoti, kad jie patenkintų per kūną. Ne per kažkur, ne ore. Jiems reikia kūno ir bet kokiu atveju jie verdžiasi, dažniausiai ne po vieną tenais. Ir kada matot šeimoje, ar vyras, ar vaikai kažkas vyksta, jūs turit prašyti šventosios dvasios pradžioj. Atskleisk, ar tai yra tik tais išoriniai, ar tai jau yra gilūs vidiniai. Ir ką man su tom daryti, duok instrukcijas. Vesk šitą maldą, nes aš neišmanau. Prašykim šventosios dvasios, nes mes neturim formulių. Jėzus tik pasakė, sakysit mano vardu ir demonai trauksis. Bet juos reikia iškelti į šviesą, mums reikia atpažinti, kas ten jie tokie yra. Nepradėti visus vardinti pagal sąrašą iš galvos. Todėl, mėlyjei, būkit drąsus, būkit ištikimi Dievui. Turėkim Dievo baimę, Jisai Dievas. Jis ne koks tai dievoliukas, bejėgis. Jisai savo tautą myli ir ką išvedė iš vergijos, nebeeikit ten. Ten praėjo, prisimenat krikštas, mirėt tiems visiems dalykams, užmirškit, gana. Nebūkim kaip Loto žmona sustingė, nei šiandien, nei ten, per vidurį. Nei į priekį, nei atgal. Lygiai tų svagūnų nori, lygiai tos pažadėtus iš žemės. Ir kaip tas stulpas sustingo į viskas ir amen. Einame priekį. Jėzaus vardu. Palaimas, mėlyje, kurie klausotės. Aš jūs laiminu Jėzaus vardu visais palaiminimais Dievo iš dangaus. Būkit pripildyti jo dvasia šventąją. Aš skelbiu Jėzaus Kristaus kraujo apsaugą ir sudraudžiu kiekvieną demoną ir netyrąją dvasią, kurie valdo tave Jėzaus vardu. Tiesiog dabar ir įsakau išeit Jėzaus vardu. Laiminu jūs visus. Visais Dievo palaiminimais. Dievas pažadėjo rūpintis, tikėk ir tai įvyks. Jis yra teisingas Dievas. Ką pažadėjo, tą ir padarys. Amen. Ir atiduokim šlovę Jėzui. Šlovė Jėzui Kristui. Ačiū Jėzui.